Labas rytas. 10 valanda pradedam paskaitėlį, kurią esu pasirengęs apie fizinių pratimų mediciną. Pasaulyje yra milžiniškas susidomėjimas per pastaruosius 5 metus apie fizinių pratimų ne tik tai stiprinančią galią, ne tik tai reabilitacinę, kur žinom pakankamai seniai, bet ir gydomąją galią. Jeigu pažiūrėtumėm PubMed duomenų bazėje apie fizinių pratimų mediciną, pamatytumėm per 5 metus bus tūkstančiai pačių geriausių pasaulyje mokslinių straipsnių. Milijardais eurų išleidžiama įvairiose klinikose, laboratorijose, tyriant įvairius fizinių pratimų fenomenus, įvairius fizinių pratimų poveikius įvairiom lygom, jų prevencijai, jeigu jau žmogus susirga, prikibti ir prie kitų gydomųjų technologijų kaip fiziniai pratimai. Tai pabandysiu aš maždaug per 80, gal 90 minučių tuo pačiu atvažiavimu, kad išpasakočiau pakankamai neskubėdamas, bet patys suprantat, negalėsiu aš papasakoti detalių, nes Kaune aš dėstau fizinių pratimų mediciną kas antrą šeštadienį ir dėstau maždaug per 10 paskaitų. Ir čia pabandysiu per vieną paskaitą įvesti ir naujausius, mano toks yra tikslas, ir labiausiai argumentuotus mokslinius tyrimus, pasiremsiu tik tai 16-17 metų moksliniais tyrimais ir iš duomenų bazės ištraukiau tik tai pagrindinai meta-analizės, tai yra apžvalginius mokslinius straipsnius, kurie apžvelgia po 30, po 40 įvairių pačių geriausių mokslinių straipsnių, o aš padarysiu meta-analizių pagrindinės išvadas, kad būtų kiek galima paprasčiau. Tai pristatysiu kokią 20 meta-analizių išvadų, papasakosiu toj srity, kas yra lyderiai pasaulyje dabartiniu metu, nurodysiu fizinių pratimų poveikio kryptis mūsų organizmui, ir vieną kitą pavyzdį, ir jeigu bus klausimų, tai dar šiek tiek galėsim paskirti keletą minučių apie tai papasakoti. Be abejo, galima ir kai kur ir pasiskaitinėti, aš esu išleidęs ir knygą tuo klausimu, kadangi daug metų domiuosi, judesių mokslas, kuriame yra šalia raumenų, šalia reabilitacijos, yra fizinis aktyvumas ir sveikata, didelė dalis toje knygoje, tai čia būtų galima plačiau rasti pasiskaityti. Gerai, tai aš ir pradedu be jokios didelės įžangos, nors ir padariau papasakoti apie fizinio pratimo galias. Pirmiausiai noriu, kad bendras vaizdas būtų, noriu pristatyti labai populiarų mokslinį apžvalginį straipsnį, publikuotą visiškai neseniai, 16 metais, kur rodoma, čia labai taip patraukliai, kaip fiziniai pratimai, kokius mūsų organus pagrindinai stiprina, organus ir audinius. Pagrindinai 10 organų ir milijardus ląstelių, kurių negalim suskaičiuoti. Pagrindinai 10 organų, iškart pasakau seną dogmą, kur reiktų ištaisyti, jeigu kas nors dar ją galvojat, kad fiziniai pratimai stiprina tik tai raumenis, arba geriausiu atveju širdį. Žymiai daugiau fiziniai pratimai ir stiprina, ir gydo. Jeigu žiūrėtumėm, žiūrėkit, čia pradedam nuo smegenų, aš paskui papasakosiu pilną yra tyrimų, galim sakyti, kad vieni iš naujausių tyrimų, kaip fiziniai pratimai stiprina galvos smegenų žievę, ne tik tai judesių valdymo žievę, bet ir kognityvinę žievę, ir emocinius centrus, sensorinius centrus. Papasakosiu šiek tiek paprastai, nekalbant apie mūsų žarnyną, apie visi puikiai žinom apie raumenis, net puikiai žinom, kaip fiziniai pratimai išvalo iš mūsų riebalų blogą cholesterolį arba mažo tankio cholesterolį ir padidino jame didelio tankio cholesterolį, bet vėliau pristatysiu. Žiūrėkit, toliau yra be abejo širdis, kepenys. Tai visi pagrindiniai mūsų organai yra stiprinami, atliekant fizinius pratimus. O biocheminis arba
genetinis pagrindas viso to yra tai, kad atliekant fizinius pratimus, čia nupieštas žmogus, išsiskiria iš raumenų ir ne tik iš raumenų, bet ir visų ląstelių, kurios dalyvauja judant, bet pagrindai raumenys ir nervinės ląstelės, kurios judina raumenys. Išskiria labai daug visokių ir hormonų, kurie turi vieną pavadinimą dabar moksle, kur Kopenhagos mokslininkai prieš 3 metus aiškiai nukalė pavadinimą miokinai. Miokinai. Mūsų greičio raumenys yra dar viena nustatyta endokrininė liauka, kur vadovėliuose dar nerašo, bet jau pilna skandinavo, ne tik skandinavo mokslininkų tyrimų rodančių, kad mūsų greičio raumenys išskiria pilną miokinų. Dabar aš jų neaptarinėsiu, bet jūs iš to bendro vaizdo suprantat, kad tie miokinai pasiekia ne tik tai raumenys, bet po visą mūsų kūną plaukėja. Nu, pavyzdžiui, vienas. Miokinai galvos smegenim. Toks miokinas BDNF arba neurotrofinas. Kai mes judam, mūsų greičio raumenys išmeta neurotrofiną, kuris anksčiau buvo galvojamas, yra tik tai galvos smegenyse išmetamas, kai mes mąstom. Ir tas neurotrofinas per mūsų kraują, per mūsų smegenų kraujo barjerą pasiekia galvos smegenis ir stimuliuoja naujų sinapsogenezę, naujų neuronų neurogenezę, naujų glialinių ląstelių gleogenezę, naujų kapiliarų susidarimą ir taip toliau. Matot, pilna čia įvairių miokinų. Pilna miokinų. Vienas iš populiariausių mokslinių straipsnių, galim sakyti, naujausių mokslinių straipsnių, Annual Review Public Health 11 metais, o naujesnio ir nėra, kuris apžvelgia ir rekomenduočiau ir jums paskaityti, jis yra paprastai prieinamas, tas mokslinis straipsnis, kuriame yra apžvelgtas fizinio aktyvumo sveikos dozės mūsų organizmui. Kadangi čia daug mokslinių straipsnių apžvalgtų, sveikos dozės mūsų organizmui. Aš aiškiai šneku, suprantat, sveikos dozės. Nu, pavyzdžiui, čia yra Y-ašy, yra mirtingumas nuo visų lygų ir, matot, čia dar visokius lygos išvardintos, o čia yra fizinio aktyvumo kiekis per savaitę, pradedant, žiūrėkit, nuo 1 valandos ir baigiant 7 valandom per savaitę. Atkreipkite dėmesį, kad šitoj vietoj noriu akcentuoti, kad pačioj pradžioj, nuo kelių minučių judėjimo iki valandos per savaitę judant, mirtingumas nuo visų ligų, žiūrėkit, sumažėjo maždaug 25%. Aš paskui daug tokių rodysiu, jeigu dar kas nors yra abejojančių, kad fizinis aktyvumas nėra gera prevencinė priemonė, net nuo visų ligų, čia milijonai žmonių ištirtų, tai ta abejonė kuo puikiausiai sulaužo ne tik naujausi, bet pastarųjų metų, 10 metų tyrimai. Nu, žiūrėkit, nuo diabeto, paskui atskirai dar pasitikslinsim, nuo diabeto, kiek reikia depresijai, kiek reikia diabetui, kiek reikia širdies kraujų sistemoms, lygom, kokio reikia dozių ir kiek sumažėja mirtingų. Ar užtenka tokio mano parodymo, tokio mano komentaro pradžiai, kai suprastumėt, kokios yra naudos, kad pačioj pradžioj mažas judėjimas, toliau jeigu didinam judėjimo skaičių, matot, ta kreivė šiek tiek prisisotina, pačioj pradžioj yra labai naudinga judėti. Na, kartuosiu ir vėliau papasakosiu, bet iš karto, kad būtų galima suprasti tokį mažą judėjimo naudą, japonų mokslininkai maždaug prieš 3 metus atliko apie 14 galingų tyrimų, bandė išsiaiškinti, kokios dozės protingiausios Japonijos gyventojams fizinio aktyvumo galėtų būti taikomos lengviausiai, paprasčiausiai taikomos, kad būtų galima prevenciškai apsaugoti nuo daugybės lygų. Ir jie surado tokį paprastą +10. Ką reiškia +10? Kiekvieną dieną, ką Japonijos gyventojas bedarytų, vakare ar dieną grįžęs iš darbo, jis skirtų 10 minučių intensyviam judėjimui. Išgirdot 10 minučių, bet žodį išgirdot ne vidutinio, ne lėto pasivaikščiojimo, intensyvaus judėjimo kiekiui.
ir paskui rodysiu, kad intensyvus judėjimas dabartiniu metu yra topas ir ateina protingai ne tik tai vaikam, bet ir senyvo amžiaus žmonėm, ne tik tai sveikiem, bet ir su tam tikrom lygom, tik reikia protingai viską derinti, kad nepersistengti. 10 minučių. Ir 10 minučių super geras efektas. Svarbu, kad sistemingai būtų galima tam naudoti. Na, primenu, Pasaulinė sveikatos organizacija šiandienai rekomenduojama dozė, kuri vis yra tikslinama įvairiuose moksliniuose straipsniuose, visuose ir populiariausiuose, ir nepopuliariausiuose, turbūt visi esat girdėję skaičių per savaitę apie 150 minučių. Per savaitę. Bet dabar 150 minučių per savaitę vidutinio intensyvumu. Bet ne iš jų 150 minučių, bet dar plus kiekvieną dieną po 10-15 minučių japoniško intensyvumo. Ar supratot, ką pasakiau? Tai dabar šiek tiek yra patikslinimas. Patikslinsiu. Japoniškų tai yra didelio intensyvumo, intensyviai jau reikia atlikti. Intensyviai. 150 minučių savaitinis krūvis, tas yra, čia kaip yra parašyta, viskas tinka, bet reikia plus 10 kiekvieną dieną pridėti intensyvaus krūvio. Ir dar pridėti reikia jėgos pratimus būtinai atlikinėti. Jėgos, kaulam, raumenim, raišiam, sąnariam būtinai pridėti. Jėgos pratimus. Na, jeigu viską taip nesuplakant ir pasakant labai paprastai aiškiai, 150 minučių per savaitę. Tai yra tokia klasika prirašyta visiems. Vidutinio intensyvumo pamaišant su didelio intensyvumo fiziniais pratimais. Vėliau šiek tiek tikslinsimės. Gerai, taigi dabar noriu pristatyti geriausius mokslininkus toje srityje. Jų geriausius mokslinius straipsnius, apžvalginius mokslinius straipsnius. Vienas iš jų aš pristatysiu 2 pagrindinius lyderius. Vieną pristatysiu amerikiečių mokslininką, tai yra genetika, fizinio pratimo genetika, Franką Buffą. Jūs dabar čia matot, o kitą už kelių minučių pristatysiu europiečių mokslininką, Kopenhagos profesorių Benkto Saltino pagrindinius tyrimus. Iš Benkto Saltino, tai raumenų fiziologijos yra, galim sakyti, numeris 1, arba pratimo fiziologijos mokslininkas visam pasaulyje, o čia yra sporto ir fizinio pratimo genetikas. Jeigu žmogus nejuda, negauna optimalios dozės fizinio aktyvumo, tų 100, kaip mes minėjom, 50 minučių, nejuda žmogus. Tai, o jis buvo pripratęs judėti. Na taip, buvo pripratęs prieš 100, prieš 200, prieš 300, prieš 1000 metų. Jis buvo pripratęs judėti. Genai buvo pripratę gauti dozės. Per nervus, per raumenis, per įvairius metabolitus buvo pripratę gauti tokios dozės. Jeigu negauna tokį judėjimo kiekio, genetikai jau yra nustatę, kad sukelia tas judėjimo deficitas 36 lėtinės ligas. Dar patikslinama, nes dabar yra 12 metai, kiekvienais metais vis dar daugiau pridedama. 36 lėtinės ligas ir kai kurios čia išrašytus angliškai, kai kurios aš jas vėliau patikslinsiu. Jeigu judam prevenciškai, tai apsisaugome nuo tų 36 pagal Franką Buffą, apsisaugom nuo tų lygų. 36 ir dar daugiau lėtinių lygų. Paskui aš jas, kaip jau daug kartų kartuoju tą patį, vieną kitą pristatysiu. Ekonomistai Pasaulinės sveikatos organizacijos užsakymu pabandė iš milijoninių įvairių tyrimų apskaičiuoti, kiek kainuoja šaliai per sveikatos apsaugą, per nedarbingumą. Žmogus neuždirba, nedirba, reikia gydytis. Kiek kainuoja tas fizinis pasyvumas vienam žmogui? Vienam europiečiui vidutiniškai, patys suprantat, kad priklausomai nuo medicinos išsivystymo lygio, yra fizinis pasyvumas, jeigu nesurenki tų 150 minučių per savaitę kainuoja nuo 1000 iki 3000 eurų.
vienas fiziškai pasyvus žmogus kainuoja šaliai apie 1-3 tūkstančius eurų. O fiziškai pasyvių yra labai daug, pagal šitą, pridėkim tą sumą, Lietuvoje išeina apie 9 milijardus eurų kainuotų. Bet mes tai dar nekreipiam dėmesį čia, kad kreipsime šiek tiek vėliau. Kitas lyderis, mano minėtas Benktas Saltinas. Jis parašė 15 metais ir geresnio mokslinio straipsnio nėra, su mokslinio straipsnio Exercise is Medicine. Ir jis labai propaguoja. Ir tiesa propagavo, dabar jo mokiniai propagavo, jo žmona propaguoja, jis yra jau miręs. Čia buvo paskutinis jo straipsnis 15 metais. Jis yra mokslininkas dar numeris 1 sporto ir fizinio pratimų pasaulyje. Jis parašė straipsnį, kuriame išnagrinėjo, kaip fiziniai pratimai ne tik apsaugo, bet ir gydo nuo 26 lėtinių ligų. Ten buvo daugiau, jis dėl straipsnio apimties panagrinėjo 26. Tai kuo puikiausiai galima rasti. Aš beveik kokius 5 metus ypatingai skiriu dėmesį fizinių pratimų medicinai, tai dar apžvelgiau, pridėjau per tą laiko tarpą, yra žymiai daugiau naujesnių mokslinio tyrimų, lyginant nuo 15 metų, kai ką parodysiu ir čia. Na dabar rodau, kadangi ir tokia įvadinė paskaita, Franko Buffo schema, kuriame rodo, jeigu nejudėsi normaliai, kokiuose mūsų organizmo vietose kils įvairios ligos. Na, pradėkime nuo galvos smegenų. Žiūrėkit, jeigu fiziškai nesi aktyvus, demencija, depresija, insultas, Alzheimeris, tai nereiškia, kad būtinai kils, bet fiziniai pratimai yra labai gera prevencinė priemonė prieš tas ligas. Pilna įrodymų. Tai nereiškia, kad kils, bet labai gera prevencinė priemonė. Fiziniai pratimai, žiūrėkit, pilna, čia sunkiai čia matosi vėl galvos smegenys, čia yra parodyta, kaip išnyksta mūsų neuronai, jeigu mes pradedam per mažai judėti, čia yra toliau kepenim. Fiziniai pratimai turi reikšmę, didelio tankio cholesterolės padidėja, mažo tankio cholesterolės sumažėja, imuninė sistema išskiria antiuždegiminių medžiagų, paskui matysim antiuždegiminių miokinų, kurias kovoja prieš sisteminį uždegimą, leidžiantis šalina iš mūsų organų blogai padėtus riebalus. Kažkada skaičiau paskaitą, tai yra riebalus apie mūsų organus. Fiziniai pratimai yra žinomi kokie fiziniai pratimai. Stiprina kaulus, stiprina raumenis, raiščius, sąnarius. Jeigu atliekam, jeigu neatliekam, tai fiziniai pratimai tą daro blogai. Na, paprastai, jeigu šnekam apie sveikatą ir ypač širdies kraujagyslių sistemos ligas, kurios labai yra susietos su metaboliniu sindromu, tai rodau, kad fiziniai pratimai metabolinio sindromo kokius pagrindinius veiksnius gerina. Metabolinis sindromas, trigliceridų kiekis, kai apie nutukimą šnekėjom, pasakojom, trigliceridų kiekis. Trigliceridų kiekis sumažina, didelio tankio cholesterolį padidina, paskui parodysiu, kad yra sistolinį kraujospūdį ir diastolinį optimizuoja, ne per daug, bet reikia žinoti kokiais pratimais, ir optimizuoja. Tai yra metabolinio sindromo pagrindiniai indikatoriai, rodikliai. Nu, dar vieną pažymėsiu, jautrumą insulinui pagerina. Metabolinio sindromo pagrindinius indikatorius, fizinis aktyvumas, nešneku dabar koks fizinis aktyvumas, jis metabolinio sindromą mažina ir ryškiai mažina. Pilna yra tam įrodymų. Fizinis aktyvumas, vienas iš naujausių mokslinio straipsnių 14 metais, fizinis aktyvumas ir ypač aerobinis fizinis aktyvumas išvalo mūsų riebalus, žiūrėkit, blogus riebalus, išvalo mūsų riebalus iš kepenų. Čia dabar šnekam yra straipsnis apie riebalus, iš kepenų mūsų riebalus, iš raumeninių skaidulų, nes mūsų raumenyse pradeda kauptis riebalai, o jeigu raumenyse pradeda kauptis riebalai, ypač pablogėja mūsų jautrumas insulinui,
jautrumas insulinui pablogėja, iš karto pradeda vystytis diabetas. O kaip valyti riebalus iš mūsų raumenų skaidulų, reikia žinoti, kokias dozes fizinių pratimų atlikti. Vienos dozės yra valyti iš kepenų, kitos dozės iš raumenų, trečios dozės iš kraujo, kitos dozės iš galvos smegenų. Tai reikia žinoti, kokios fizinius pratimus reikia atlikinėti. Kai ką parodysiu apie inkstus, apie kasą ir taip toliau fiziniai pratimai. Dabar fiziniai pratimai paprastai visuose moksliniuose straipsniuose labai gerą sinerginę arba kombinacinį efektą pasiekia, jeigu yra taikoma su, visi puikiai žinom, su pilnaverčiu miegu, yra su grūdinimuose, visiškai be reikalo yra nurašytas grūdinimas, kūno grūdinimas, nes kai mes grūdinam kūną, prausimės po vėsių vandeniu, tai mes dalį blogųjų riebalų transformuojam į ruduosius riebalus, kuriuose daug mitochondrijų, kurie mūsų labai daug apšildo mūsų organizmą. Grūdinimas labai efektyvus, kad nebūtų vidinis nutukimas. Blogo streso šalinimas, blogo streso su mityba visada yra derinami. Naujausios technologijos su socialiniu aktyvumu, natūralu, sportas, judėjimas, bendravimas, ką mes dabar čia darom, ir su kognityviniu aktyvumu, jeigu kognityviniu, tai yra su mąstymo procesais, su pagrindiniais. Dabar, taip kaip ir žadėjau, taip po trupučiuką vis pristatysiu naujausių metaanalizių pagrindinių išvadų, kad jūs suprastumėte iš tikrųjų, ką šiuolaikinis mokslas šiom dienom, kai jis yra atradęs. Ne taip, kad būtų, kad aš išneku, kad nepagalvotumėt, kad kažką čia išsimislijo, tiesiog rodo ir cituoju mokslininkus, kurie tai yra nustatę. Taigi, 17 metų naujausia metaanalizė, keletas dešimčių mokslinio straipsnių geriausių apžvalgtų, kuris sako, kad fizinis aktyvumas gali sulėtinti Alzheimerio tėkmę, nes fizinis aktyvumas stimuliuoja smegenų plastiškumą, kapiliarų atsinaujinimą bei mitochondrijų aktyvumą. Daug kas suprantat, kas tai yra, suprantat, kai kas daug dabar laiko nėra tam gilintis, bet turbūt supratot. 17 metų metaanalizė. Žiūrėkit, 17 metų kita metaanalizė rodo, kad fizinis aktyvumas mažina stresą. Aš rašau tik išvadą. Ir todėl galima sakyti, taip sako mokslininkai, yra labai geri vaistai gydantis depresiją. Antidepresantai yra patys vieni iš geriausių fizinis aktyvumas. Prieš porą dienų dar ką perskaičiau naują metaanalizę, kuri bandė lyginti antidepresantus vaistus poveikį su fizinio aktyvumo poveikį. Nugalėjo fizinis aktyvumas tame. Tai nereiškia, kad kitais atvejais be abejo reikia ir vaistų, bet nugalėjo fizinis aktyvumas kaip geresnį antidepresantą. Kolegos, kai jūs suprastumėt, kokia tai reikšmė, aš pačioj pradžioj parodžiau, kad daug chemikalų išskiria. Tai fizinis aktyvumas išskiria daugybę tų chemikalų, kuriuos reikia mums, kuriuo mes vaistų pagalba kartais tuos chemikalus pridedam. O fizinis aktyvumas, jeigu normaliai taikom ir sistemingai, gali tų chemikalų pats prigaminti. Bet ne viską, suprantat, ne viską. Aš tik norėjau parodyti, kai daugybė chemikalų išskiria. O vaistai yra, tai yra, kaip judėjimo vaistai. Kad nereikėtų judėti, tai išgeriu vaistų, kad mitochondrijų kiekis pasidaugintų. Kaip pavyzdys. Jeigu judi, yra tie patys chemikalai, stimuliuoja, kad mitochondrijų kiekis padidėtų. Bet judant dar kitų naudų prisidėsi. O kai išgersi vaistų, kad mitochondrijų kiekis padidės, bus šalutinis efektas. Dar. Gerai, aš čia per daug nepropaguoju, bet sakau kitą metaanalizę, 16 metų. Fizinis aktyvumas labai gera prevencinė priemonė prieš demenciją. Ir daugybė kitų neurodegeneracinių ligų, nes fizinis aktyvumas išskiria ne tik dopaminą, kuris yra džiaugsmo hormonas, bet išskiria ir BDNF'as, neurotrofinas ir rizina, BDNF'as ir rizinas. Išsiskiria iš raumenų, kurie stimuliuoja mūsų galvos smegenų neuronų atsinaujinimą. Neurogenezė, mūsų nerviniai tinklai, kurie nuo streso nuolatos yra žlugdomi, nerviniai tinklai, gali atsinaujinti geriausiai dėl fizinio aktyvumo.
Vienareikšmiškai pilna tyrimų. Anksčiau, sakydavau, mūsų smegenys pastoja visą nuo streso nykstančios, o fizinis aktyvumas, protingas, normalus fizinis aktyvumas, derinamas su mityba yra super geras stimuliatorius galvos smegenų neuronų atsinaujinimui. Ne tik motoriniai žievė, kur valdo mūsų judesius, bet ir prefrontaliniai žievėje, kuri atsakinga už mūsų savęs valdymą, už emocijų valdymą, už mūsų mąstymo procesus, už mūsų planavimo procesus, prefrontaliniai žievė. Dabar yra topų tyrimai, rodantis, kaip aerobinis fizinis aktyvumas atnaujina neuronus, būtent prefrontaliniai žievėjai. Žmogus aprimsta, save geriau kontroliuoja baisųjį mūsų migdolinį kūną, emocinį kūną. Jeigu jį paleisti į vieną, tai mes tik tai pradedame emocijoms vadovautis. Tai prefrontalinė žievė valdo tą mūsų emocinį kūną. Fizinis aktyvumas per didelis gali mūsų galvos smegenis atrofuoti. Optimalus stimuliuoja, per mažas vėl atrofuoja. Pasakiau greitai, paprastą tiesą. Nereikia galvoti, kuo daugiau, tuo geriau. Taip niekad nebus. Tai yra, kaip paprastos U raidės forma. Gerai, šiek tiek čia užtaisiau, norėdamas pakomentuoti. Gerai, dabar 16 metų fizinis aktyvumas, ištvermės ir jėgos. Tiesiog mokslininkai apžvelgia daugybę mokslinių straipsnių, tiek ugdantis jėgą, tiek ugdantis ištvermę, pagerina senjorams, vyresnio amžiaus žmonėm, ne tik fizinė, bet ir psichinė sveikata. Psichinė sveikata. Rezultatai reikšmingai matosi net po 12 savaičių. Nereikia galvoti, kad rezultatai bus po savaitės, po 2, bet pabrėžia net po 12 savaičių. Tiek reikia sistemingai pakankamai judėti. Tai priklauso nuo mano minėto BDNF koncentracijos padidėjimo ramybėje, kuris stimuliuoja mūsų galvos smegenų pagrindinės ląstelės neurono atsinaujinimą. Fizinis aktyvumas 17 metų. Kennedy. Super gera metaanalizė. Sumažina kognityvinio senėjimo tempus. Ir tuo pačiu yra labai gera prevencinė priemonė prieš Alzheimerį, pakartoju, demenciją. Tai fizinis aktyvumas įtakoja per BDNF, mano minėtą, per antiuždegiminį ir antistresinį efektą. Tam išskiria medžiagas kovojantis miokinus prieš antiuždegimą ir antistresinį efektą bei insulino jautrumo padidėjimą. Kas esat sudūrę su šitais komponentais, tai žinot, labai svarbus komponentai. Ir kiekvienam tam yra biocheminis genetinis pagrindimas, nekalbant apie tai, kad jau efektas yra aiškus matomas. 17 metų metaanalizė rodo, kad BDNF'as daugiau padidėja atliekant senyvo amžiaus žmonėm 30 minučių. Daugiau padidėja atliekant fizinius pratimus, apžvelgia keletą 10 straipsnių, nei tos pačios trukmės kognityvinius pratimus ir puikiai žinot jogos meditacijos sistemą mindfulness. Apžvelgia ir palygino, kas geriau senyvo amžiaus žmonėms stimuliuoja neuronų atsinaujinimą. Ar mąstymo procesai, ar fizinis aktyvumas aerobinis, ar mindfulness meditacija nugalėjo fizinis aktyvumas. Bet nereikia skubėti, reikia derinti visus, jeigu protingai žiūrint. Bet fizinis aktyvumas turi didesnį efektą apsaugojant nuo demencijos. 30 minučių, žiūrėkit, Majeris kitą metaanalizę, apžvelgia dar pluoštą mokslinių straipsnių. 30 minučių fizinis aktyvumas, nepriklausomai net nuo intensyvumo. Žiūrėkit, jeigu nenorėtumėm skaičiuoti tų intensyvumų, 30 minučių per dieną fizinis aktyvumas. Jeigu neskaičiuojam tų intensyvumų, nenorim kankintis, kaip pavyzdys. Net nepriklausomų intensyvumų pagerina depresiją sergantį nuotaiką ir tai vėl susijimą su BDNF. Matot, aš kartuoju. Mes irgi sporto universitete tą BDNF tyrinėjam. Tai esame keletą straipsnių parašę, mums irgi labai įdomu, kaip po kokių fizinių pratimų labiausiai išsiskiria BDNF'as ir kaip tai atsiliepia kognityviniam funkcijom. Daugybė tyrimų rodo, va čia yra viena.
kad ne jėgos fiziniai pratimai, ne su svarmenim yra kitos naudos, ne jėgos fiziniai pratimai, bet aerobiniai fiziniai pratimai vidutinio intensyvumo, pasivaikščiojimas spirių tempų, jeigu vaikščiojam, tai jeigu važiuojant dviračiu kitaip, yra vidutinio intensyvumo, ne taip vaikščiojimas lėtai, vaikščiojimas lėtai yra ne prie ko, tai yra kiti dalykai, bet vidutinių tempų, jeigu dar turim šiaurietiškas lazdas ir nevelkam jas iš paskos, bet jomis dirbam vaikščiojant į kalną, tai super padeda. O jeigu vilkti jokios naudos yra, vaikščiojant į kalną, 30 minučių su lazdelėm, vaikščiojant po smėlį, tai yra 30 minučių. Pagerina depresiją sergantį nuotaiką ir tai vėl susijama su bėdame. Taip, aš nebe tą praskaičiau. Kad ne jėgos, o aerobiniai fiziniai pratimai trunkantis ilgiau nei 2 savaitės. Padidina BDNF ramybės metu. Šizofrenija sergantiems padidėja BDNF, kai yra atliekamas fizinis aktyvumas. Visokių čia parodau. Gerai, einam toliau. Baltųjų riebalų, o baltieji riebalai yra nesveikieji riebalai. Jų kiekis, jeigu yra didelis, baltųjų riebalų, ir ypač jeigu adipocitai, baltųjų riebalų ląstelės yra hipertrofuotos, tada riebalas yra, galima sakyti, yra sergantis. Nes jame prasideda uždegiminiai procesai. Pradedame išsiskirti medžiagos, kurios stimuliuoja uždegiminį procesą. Sisteminį uždegimą stimuliuoja baltųjų riebalinių ląstelių hipertrofiją. Ir dar stimuliuoja, jeigu tie baltieji riebalai yra ypač padėti ne išoriai, bet viduj. Tačiau baltųjų riebalai gali būti rūdinami ir jo mechanizmas to rūdinimo apsaugo organizmą nuo širdies kraujagyslių sistemos ligų. Baltuosius riebalus rūdina. Super įdomi meta-analizė. Rūdina kas? Fizinis aktyvumas, kuris išskiria, žiūrėkit, pagrindinį iriziną, iš kitų nebenoriu priminti, irizinas, kuris stimuliuoja ne tik mitochondrijų kiekio padidėjimą mūsų raumenyse skaiduluose, mūsų kepenyse ir kitose ląstelėse, nervinėse ląstelėse. Bet, kaip minėjau, irizinas yra tuo unikalus, kad jis stimuliuoja tuo pačiu galvos smegenų nervinių ląstelių atsinaujinimą. Taigi, rūdinimas, o čia yra dabar fizinis aktyvumas, o rūdinti galima ir vėsinimas plus rūdinimas. Kūno vėsinimas arba grūdinimas dalį baltųjų riebalų perveda į ruduosius riebalus. Tas pats vėsinimo mechanizmas čia iš tikrųjų ir fizinio aktyvumo nauda blogo riebalo rūdinimui. Dar 4 meta-analizės. 16 metų meta-analizė rodo, kad riebalų kaip energijos šaltinio panaudojimas yra gera prevencinė priemonė, tas sako mokslininkai, prieš krūties vėžį. Nes tai stimuliuoja rudieji riebalai. Rudųjų riebalų daugiau susidaro. Kūno vėsinimas stimuliuoja rudųjų riebalų biogenezę. Norėjau porą sakinių apie vėsinimą, apie grūdinimas, vėsinimas. Baltųjų riebalų rūdinimas gera prevencinė priemonė prieš diabetą ir nutukimą. Norėjau apie ruduosius riebalus. Aš suprantat, ruduosius riebalus. Tai labai svarbu, jų yra nedaug. Ir jų galima pagaminti iš baltųjų riebalų judant ir vėsinant kūną, grūdinant. Nes normaliai, kiek aš girdžiu, beveik niekas normaliai nešneka grūdinimuose, kokios tikros naudos yra. Tai norėjau ir grūdinimuose vieną kitą naudą papasakoti. Riebalų, kurie yra apie širdį, žiūrėkit, apie širdį, rūdinimas, labai gera prevencinė priemonė, 7 metų rodo prieš širdies ligas, apie širdį. Apie širdį. O aerobiniai fiziniai pratimai super gera priemonė tam. Taip, čia praleisiu
16 metų dar kartą rodantį mūsų griaučių raumenys išskiria kokios miokinus. Čia visokių, matot, pavadinimų yra vis naujų atranda miokinus, kurie ne tik tai, matot, ir kaulam, miokinai yra naudingi, raumenys išskiria miokinus ir kaulam išskiria, jų pavadinimai aiškus. Čia norėjau išryškinti 17 metų super gerai japonų mokslininkų atliktą meta-analizę, kad jėgos pratimai stimuliuoja kepenyse riebalų deginimą. Todėl tokie pratimai labai gera prevencinė priemonė prieš ne vien aerobiniai, žiūrėkit, bet jėgos pratimai, išvalant riebalus iš kepenų. 3 kartus per savaitę mokslininkai apžvelgė į dieną ugdant jėgą apie 40 minučių per dieną, per 12 savaičių. Neprisimenu, kiek procentų išvalo, bet reikšmingai išvalo. Matot, kokios dozės. Apžvelgia daug tyrimų ir daro tokią išvadą. Ne šiaip, kad būtų vienas tyrimas. Ne šiaip, 30-45 minutės atliekant jėgos pratimus. Super. 17 metų meta-analizė rodo, kad fizinis aktyvumas pagerina kognityvinės funkcijas, kraujagyslių sveikatą ir smegenų metabolizmą, kai ką kartuojamės. Vėl žiūrėkit tas pats, prieš demenciją ir prieš Alzheimerį. Na, turiu pasakyti, kad fizinis aktyvumas ir galvos smegenų neuronų stimuliavimas yra pats naujausias mokslo žodis fizinio aktyvumo medicinoje. Na, ir pamatėt vieną kitą ir tyrimą toje kryptyje. Labai mėgstu anglų mokslininkų parengtą strategiją, noriu ją trumpai pristatyti. Psichinės sveikatos vystymo strategija. Ir pamatysit, psichinė, ją parengė virš 70 mokslininkų, super pažangi strategija. Ir toje strategijoje daug visokių veiksnių yra, kurie įtakoja anglų tautos žmonių psichinę sveikatą. Tik noriu išaiškinti, šios dienos mano kontekste, reikia pagal anglų mokslininkus 3 baziniai, biologiniai komponentai, baziniai. Paskui jau prasideda įvairios socialiniai, psichologiniai, stresų mažinimas, reguliavimas. Čia yra biologiniai komponentai, baziniai, kuris turėtų eiti nuo pat gimimo pradžios ir iki pat žilos senatvės. Biologiniai komponentai, psichiniai sveikatai. Kas yra? Maistas, sveikas, miegas, pilnavertis. Ir kas? Exercise. 3 biologiniai komponentai. Nieko mandaus neišgalvosi. Fiziniai pratimų sveikos dozės, psichiniai sveikatai, geras, pilnavertis miegas ir be abejo maistas, tiesa, iš karto pasakau, nepersivalgymas. Nepersivalgymas. Jeigu apie maistą, ką reiktų pasakyti, maisto kokia yra geriausias veiksnys, gerintas psichinę sveikatą. Nustatyta. Kalorijų laikinas, kartotinas apribojimas į savaitę maždaug 2 kartus po 16-14 valandų yra stimulas galvos smegenų neuronams atsinaujinti. Retkartinis pabadavimas arba kalorijų apribojimas yra smegenų stimuliatorius. Persivalgymas yra smegenų atrofijos pagrindinis stimulas. Tai tą sako biologijos mokslininkai. Nefarmakologinis kiti mokslininkai apžvelgė smegenų sveikatos stiprinimo strategijas. Vienas iš naujausių apžvalginių mokslinių straipsnių, kuris apžvelgia nefarmakologinės žmogaus psichinės sveikatos stiprinimo priemonės. Man patinka šitas straipsnis, kad jame yra dėti visi pagrindiniai komponentai. Ir labai paprastai. Kurie dabartiniu metu mokslininkų yra labai plačiai kiekvienas pagrįstas. Psichiniai sveikatai. Mąstymas. Japonų senuoliai, Okinavijos salos gyventojai, kad paklausus, kodėl jūs ilgai gyvenat, vienas iš 7 veiksnių sako, kiekvieną dieną perskaitom po naują žinutę, 100-mečiai ir papasakoja tą žinutę kitiem. Istorijų pasakojimas stimuliuoja galvos smegenis. Tai yra kognityvinis stimulas. Antras veiksnys pasaulyje labai tyrinėjimas. Aplinkos įvairovė. Įvairovė yra mūsų smegenų stimuliatorius. O monotonija, jeigu visko aplinkui viskas monotoniškai yra smegenų atrofijos signalas. Įvairovė, aplinkos įvairovė. Judėjimas po įvairią aplinką, kelionės, judėjimas po gamtą, pilna, žaidimai, sportas, viskas čia yra aplinkos įvairovė. Toliau, socialinė veikla, komunikavimas, atspindžio neuronai, socialinė veikla. Nu, vat, ką čia mes esam susirinkę. Socialinė, maistas.
Žiūrėkit, maistas sveikas. Pilna apžvalginių straipsnių su omega-3 tokioms maisto medžiagom kaip smegenų sveikatai. Žiūrėkit, prieinam. Pratimai. Ir sistemas, kurios sumažina mūsų stresas. Stresas yra mūsų smegenų pagrindinis žudikas. Stresas. Kas čia priklauso? Joga, šokiai, tai či ir visos kitos technologijos, kurios apramina mūsų galvos smegenis. Tiesiog norėjau parodyti psichinės sveikatos pagrindinius stiprinimo veiksnius, kurie labai paprastai yra čia pristatomi, bet kiekvienas iš jų turi gilias analizės ir visiškai kuo puikiausiai jas veikia. Šiandien aš esu tik dėl to, kad papasakot labiau apie šitą. Bet kombinacijose dar be abejo geriau veikia. Kombinacijos. Vienas iš stipriausių psichofiziologų pasaulyje, ko gero, pats stipriausias Daglaras parašė 15 metais, kiek prisimenu, super įdomų straipsnį, praktišką straipsnį, rimtas mokslininkas, kuris sako, norint, kad žmogus jaustųsi sveikas, čia yra geras stresas. Ką reikia daryti? Geras stresas, kaip fiziniai pratimai, pavyzdžiui. Fiziniai pratimai. Čia yra fiziniai pratimai. Geras stresas. Kas yra? Geras stresą reikia intensyvinti, bet trumpinti. Žinot, japonus kol pasako. Gerą stresą intensyvinti, trumpinti. Žalia juosta. Tai yra atsigavimo po streso juosta. Ją reikia didinti ir ilginti žalią juostą, jeigu norim gyventi ilgai. Žalią juostą. Ir minimizuoti blogą stresą. Nu, pavyzdžiui, mokykloje patyčios. Vaikams yra pats blogiausias stresas. Blogas stresas. Blogas. Nu, visa socialinė aplinka yra blogas stresas, jeigu ten bam, dar kažkas ten nepatenkinti. O kas priklauso žaliai, žiūrėkit, kas priklauso žaliai? Kas čia viskas yra? Žiūrėkit tam. Yoga, mindfulness, vaikščiojimas, šokiai, muzika, rašymas, žvejojimas, geras miegas, optimalūs fiziniai pratimai, aerobiniai, įvairios socialinės paramos, šokiai ir taip toliau. Vėl viskas labai yra paprasta. Aš neku apie mokslą. Lengva, moksliškai pagrįsti, žymiai sunkiau yra kartais tas strategijas įgyvendinti. Sveiko senėjimo pamatai. Vėl kalbu dėl to, kad noriu parodyti ir fizinį aktyvumą. Vienas iš stipriausių mokslinio straipsnių, dėl to, kad publikuotas Nature Review apžvalginiame žurnalime, kuriame rodo, kad norint, kad mūsų senyvo amžiaus žmogaus ląstelės būtų atsparios arba organizmas neurodegeneraciniam ligom, arba būtų atsparus diabetui ir širdies kraujagyslių sistemos ligom, ką reikia daryti? Kognityvinis stimulas, kalorijų, mano jau minėtas, apribojimas ir exercise. Čia yra 3 parodyti. Aš suprantate, 3 parodyti. Nieko, exercise, fizinis aktyvumas, kognityvinis stimulas ir kalorijų apribojimas, galiu sakyti drąsiai, dar jeigu turėtumėm pilnavertį miegą, būtų pagrindiniai karaliai. Viskas paprasta. Viskas paprasta. Svarbu žinot, kaip juos reikia taikyti. Ką jie daro? Žiūrėkit. Nu vėl per mano minėtos kai kuriuos miukinus. Vieną jau matėt, bet dar ne pat. Kitų nebepristatinėjau. Kitų. Didžiausia naujiena fizinio aktyvumo moksle. Jau anksčiau pristačiau neiškentęs. Kas yra didžiausia naujiena? Kad atliekant fizinius pratimus, įdomius fizinius pratimus, įdomius su atpildu fizinius pratimus, kad patinka tie fiziniai pratimai, žaidimų, žaismų grįstus fizinius pratimus. Kas yra? Mes ką pastimuliuojam? Naujų neuronų sintezę galvos smegenyse. Naujų kapiliarų, naujų glialinių ląstelių sintezę galvos smegenyse. Taip, kaip pilna mokslinio tyrimų yra, padidinam kognityvinius išteklius galvos smegenyse. Organizmas labiau atsparus stresam, atsparus, kaip minėjau, neurodegeneraciniam lygom, pilna aiškių įrodymų. Mechanizmas koks? Fiziniai pratimai per BDNF išskiriama iš raumenų ir ne vien per jį stimuliuoja galvos smegenų žievės, protingosios mūsų dalies, neuronų, matot, net ir naujų nervinių ląstelių ir tų pačių neuronų, aksonų ir dendritų ir naujų sinapsių susidarė.
Viskas puikiai įrodyta veikia. Dar žiūrėkit, labai yra svarbus, kad yra nustatyta, jeigu atliekam fizinius pratimus su skirtingais daiktais, liečiam įvairius daiktus. Ir per pirštus, per akis, per ausis, per raumenis, liesdami tuos daiktus, atlikdami pratimus, mes į galvos smegenis pasiunčiam milijoninius sensorinius stimulus. Jeigu jie yra įdomus, nemonotoniški visą laiką tą patį kamuolį liečiu, bet visą laiką skirtingi judesiai, skirtingai matom per sensorinius stimulus, mes stimuliuojam taip pat BDNF padidėjimą ir naujų neuronų gamybą. Viskas paprasta, sensoriniai. Kalorijų apribojimas tą patį daro, žiūrėkit. Ir dopaminas, kada mums patinka tie fiziniai pratimai. Aš sutrumpintai, gal greitai žinau, nes laikas bėga labai jau greitai, rodau pagrindinės mechanizmus naujausius, kaip galvos smegenys atsinaujina. Ir mokslininkų nustatyta, dabar yra daug meta-analizių, aš jų neparodysiu, kaip fiziniai pratimai, ypač aerobiniai fiziniai pratimai, trunkantis nuo 10 minučių iki 30 minučių vidutinių tempų, aerobiniai fiziniai pratimai, jie veikia galvos smegenų prefrontalinės žievės dalį. Ir ką ta žievė daro? Leidžia žmonėm labiau koncentruoti dėmesį. Ir leidžia šiek tiek labiau pašalinti įvairias pagundas, tai yra slopintojus atitraukti, kad jie netrukdytų mąstyti, koncentruoti dėmesį. Vienu žodžiu, leidžia treniruoti vykdomąją funkciją, kur anglų mokslininkai savo psichinę strategiją rengdami norėjo didžiausią dėmesį išskirti, kaip Anglijos gyventojų pagerinti vykdomąją funkciją, kuri randasi prefrontaliniai žievėj, o vykdomąją funkciją dabar rodo 1000 straipsnių, labai gerai treniruoja optimalus fiziniai pratimai ir treniruoja gerėja darminė atmintis, gerėja dėmesio koncentravimas ir mąstymo lankstumas, bet tik ne per daug. Ir fizinis aktyvumas derinant aerobinius su kognityviniu mąstymu. Super, pilna įrodymų. 15 metų apžvalginis mokslinis straipsnis. Pasaulyje prie lyderių priklauso apžvalginis mokslinis straipsnis. Rodo, kad fiziniai pratimai, aerobiniai fiziniai pratimai priblokuoja, prislopina vėžinių ląstelių augimą. Šiame straipsnė rodo. Aerobiniai, nes vėžinės ląstelės nemėgsta aerobinės terpės, o aerobinė terpė yra sukuriama, kai mes judam. Jeigu mes judam, vaikščiam, bėgiojam, su dviračiu važiuojam, mūsų kūnas gerai kvepuoja, daug mitochondrijų. Ir tada visur mūsų kūnas mažiau užsirūgština. O jeigu mažiau užsirūgština, to nemėgsta vėžinės ląstelės. Na ir mano minėti miokinai, kuriuos atrado šitą mokslininkę Bentler Pederson, čia jos 17 metų apžvalginis straipsnis, su jos atrado maždaug prieš 5 metus. Žiūrėkit, vėl jaučiu raumenis, vėl kai kurie miokinai, smegenys, baltieji riebalai atakuojami, kraujagyslis, širdis, žarnynas, kepenys. Ir čia ne viskas. Dabar miokinų yra netoli 100 atrastų ir tik vieną dieną vis galima sakyti, kad literatūra atrasti vis po naują, kad mūsų raumenys išmeta miokinus anksčiau nepastebėtus, kurie yra skirti ne vien raumenim, bet kitiem mūsų organams. Štai kodėl yra pasaulyje mokslininkai susidomėję fiziniais pratimais, nes fiziniai pratimai išskiria daugybę medžiagų, jeigu protingas dozes taikant, jie palieka milžinišką stimuliacinį poveikį ir mūsų kitiem organam. 15 metų apžvalginis mokslinis straipsnis. Daugiau mokslininkų yra žymiai pasijungę, rodantis, jeigu mes judam, čia išmetam miokinus ir matote kokios organus. Miokinai nuo kaulų iki žarnyno, kepenų, baltųjų riebalų iki smegenų. Miokinai. Tiesiog rodau bendrą vaizdą, kaip tas viskas veikia. Miokinai. Išmetami.
Super įdomus mokslinis tyrimas ir labai stiprus mokslininkas Matsonas, kuris domėsi galvos smegenim, domėsi fiziniais pratimais ir tuo pačiu domėsi badavimu, kalorijų apribojimu. Jis domėsi fiziniu aktyvumu, kalorijų apribojimu ir kaip tai įtakoja smegenų funkcijas. Ir be abejo širdį, kepenis ir raumenį, be abejo baltuosius riebalus. Jeigu pasižiūrėtumėm toj pusėje, ką daro pagal jį ir pilną mokslininkų, yra optimalus kalorijų apribojimas, stimuliuoja neurogenezę, sinapsių plastiškumą, kognityvinės funkcijas, mažina uždegiminius procesus. Visiškai tą patį daro ir fiziniai pratimai. Jo kombinacija su šita super gerai. Toliau žiūrėkit, ką daro. Apramina širdį, didina širdies susitraukimo variabilumą, didina parasimpatinės nervų sistemos aktyvumą. Ta patį daro kalorijų apribojimas, gerina insulino jautrumą. Tai yra gera prevencinė priemonė prieš diabetą, tiek tas. Ir mobilizuoja baltųjų riebalų kaip energijos šaltinių panaudojimą ir dalį jų pervedimą į geruosius, tai yra ruduosius riebalus. Rodau Matsono straipsnį, kuris yra labai, jo straipsnių yra labai daug ir ne jis vienas prie srityje yra rašantis. Būtų laiko pristatyčiau Matsono pasiūlytas strategijas kalorijų apribojimo. Bet sakau sutrumpintai, kad kai kalorijas apribojam, žiūrėkit, parodysiu vieną, kai kalorijas apribojam, tada padidėja energijos įsisavinimas iš ketonų. Esate įsigirdėję, taip? Jeigu kalorijų, o ketonai, tai labai gerai naudoja energijos šaltinį galvos smegenys ir stimuliuoja smegenų taip pat funkcionalumą. Labai puikus mokslinis straipsnis rodantis Bente Pederson Saltino žmonos, kad jeigu žmonės yra nutukę, bet DNF koncentracija mažėja, smegenų atsinaujinimo stimulis sumažėja. Kai žmonės serga antrojo tipo diabetu, bet DNF koncentracija sumažėja, judam ir iš karto DNF koncentracijos pluoštas. Visi suprantam, ne? Toliau, širdies kraujagyslių sistemos lygom sumažėja, depresija sergant sumažėja, demencija sumažėja BDNF koncentracija. Aerobinio fizinio aktyvumo dozės iš karto išmeta iš raumenų vaistus, jei norit, BDNF, kurie stimuliuoja iš karto šitų lygų mažesnį reiškimąsi. Paprastas, labai paprastas, aiškus, demonstratyvus įrodymas. Aerobinio fizinio pratimų medicina. Ypatingai išskirsiu aerobinių fizinių pratimų. Čia tokį pavyzdėlį įsidėjau, suprantat. Aerobiniai fiziniai pratimai, tai yra tokie fiziniai pratimai, kur energija yra gaunama aerobiniu būdu ir atliekant pratimus mes galime tarpusavėje šnekėtis, nes mums netrūksta deguonies. Aiškiai pasakiau, supratom, aerobiniai fiziniai pratimai. Apie 30 minučių, apie 15, 20 minučių. Aerobiniai fiziniai pratimai. Klasika. Aerobinių fizinių pratimų, ištisiniai pratimai, klasika. Žiūrėkit, ištisinis. Pasivaikščiojimas, maždaug tokių vidutinių tempų. Klasika. Apie 50 minučių. Klasika. Naujiena dabar mokslė high intensity training. Daug kas esat girdėję. Čia yra dozė nuo maksimalaus deguonies suvartojimo. Žiūrėkit, čia yra kokios, pavyzdžiui, 30 sekundžių važiuojam su dviračiu, ilsimės apie kelias minutės ir vėl važiuojam su dviračiu. 30 sekundžių, bet jau didesnio intensyvumo. Dar modernumas, vietoj, žiūrėkit, pasivaikščiojimo, vietoj tokio 10 serijų po 30 sekundžių, 4 serijos po 30 sekundžių maksimaliu intensyvumu. Man tai didžiausia naujiena, mes prieš 5-7 metus tą irgi pradėjom skaityti, pirmiausiai parengėm projektą, gavom projektą Lietuvos mokslo taryboje, jau tą projektą užbaigėm ir mes tyrėm, kaip senyvo amžiaus žmonėm, toks hitas, gerina smegenų funkciją, kartu su skandinavais tą tyrimą atlikom, kaip gerina raumenų funkcijas,
Pradžioje buvo šokas, kaip mes duosim senyvo amžiaus žmonėm, 75 metų žmonėm, 4-5 kartus po 30 sekundžių maksimalių tempo pedaliuot. Atrodė antilogiška. Jeigu viskas tą galima suderinti, nieko baisaus nėra, o pasaulyje tai dabar yra topų topas. Topų topas. Ne mes vieni. Pilna dabar įrodymų nuo sveikų iki reabilitacijos, kuo daugiau pradedama taikyti tokius neištisiniai, bet kartotiniai. Nu, žiūrėkit. High intensity training. Širdies sistemos funkcijos atsistatymų. Klasika ištisinis, modernumas, maždaug 3 minutės vaikščioju intensyviai, 3 minutės labai lėtai vaikščioju. Tai yra žymiai geriau širdies sistemoje negu ištisinis fizinis krūvis. Negu ištisinis fizinis krūvis. Tačiau aš pačios esmės dar nepasakiau, tos high intensity training, kuo yra naudinga. Žiūrėkit, šitas spirus pasivaikščiojimas arba vidutinio tempo pasivaikščiojimas neblogai išvalo blogą riebalą iš kraujo. Neblogai. Bet jis jokių būdų riebalo neišvalo iš raumenų. Ir jokių būdų jis nepagerina mūsų raumenyse skaiduluose mitochondrijų skaičiaus. Jeigu nepagerina šitas pasivaikščiojimas mitochondrijų skaičiaus, jis nepagerina mūsų ląstelių raumeninių organas. Mūsų raumenų yra didelis, 60% užima beveik viso mūsų kūno. Nepagerina kvėpavimo savybių. Tokio pasivaikščiojimo metu mūsų kūnas, šneku supaprastintai, kūno aerobinės galios nepadidėja. Maksimalus deguonies suvartojimas nepagerėja. Mitochondrijų skaičius nepadidėja, bet yra gerai, išvalom blogą riebalą. Neblogai. Tačiau norint pagerinti kūno kvėpavimo savybės, geriau reikia taikinti intervalinius intensyvius pratimus. Intensyvius pratimus. Maksimalų deguonies suvartojimą geriausiai galim pagerinti, derinant kartotinius intensyvius pratimus. Tarp kitko yra ištvermės bėgikų viena didžiausių klaidų yra daroma. Pasaulis jau seniai to nebedaro, kad jie bando ištisinių kilometražo, pasakysiu, rinkimų pagerinti maksimalų deguonies suvartojimą. Taip ir nepagerina. Norint pagerinti maksimalų deguonies suvartojimą mitochondrijų skaičių, reikia duoti intervalinius ir netoli maksimalaus intensyvumo fizinius pratimus. Netoli trumpalaikius iki 30 sekundžių, bet netoli maksimalaus intensyvumo. Ir čia, jeigu būtų laiko, yra pilna įrodymų, kaip intervaliniai fiziniai pratimai žymiai geriau pagerina maksimalų deguonies suvartojimą mitochondrijų skaičių negu ištisiniai aerobiniai pratimai. Norint mitochondrijų skaičių pagerinti ląstelės ir ląstelio kvėpavimą pagerinti, geriau vaikščioti ne ištisinių spirių tempų, bet pasistengti pavaikščioti 3 minutės pakankamai intensyviai, o 3 minutės galima ir lėtai paeiti. Ir taip 30 minučių kaitaliuoti yra pilna įrodymų, taip yra žymiai geriau mūsų organizmo kvėpavimo savybėm, o jeigu kvėpavimo, tai daugybė lėtinių ligų, gera prevencinė priemonė yra geresnė kartotinis, ne ištisinis. Tai yra vienareikšmiškai pilna įrodymų. Nu, čia tie įrodymai, čia net ir naujausias mokslinis straipsnis 17 metais, kad intervalinės treniruotės pagerino gliukozės reguliavimą. Gliukozės sumažina, insulino jautrumą padidina, nors kūno kompozicija yra didesnė pakito. Žiūrėkit, čia yra kova prieš labai gerą priemonę, prieš demenciją. Intervaliniai, geriau intervaliniai. Aš matau, kad jau man reikėtų po trupučiuką paskubėti, todėl stengiuosi pakankamai greitai įrodyti. Žiūrėkit, jei kas nors norit sumažinti baltuosius riebalus, klausimas. Kokį intensyvumą reikia dirbti? Baltuosius riebalus, kurie padėti, kad ir geroj vietoje, bet norim sumažinti. Baltuosius riebalus. Geriausias fizinis krūvis yra dirbti nuo maksimalaus deguonies suvartojimą apie 50%. Reikia žinoti maksimalų savo deguonies suvartojimą. Apie 50%. Aš daug domėjaus, kuris yra pats geriausias. Apie 50%. O tas yra maždaug kaip vidutinių tempų važiuojant su dviračiu. Nu, nemažas krūvis. Nemažas krūvis. Vidutinio tempo važiuojant su dviračiu
tai apie 53% nuo maksimalaus deguonies suvartojimo. Jeigu norime riebalus bloguoti, bet ne mitochondrijų kiekį padidinti, jeigu norime riebalų šalinti, gali būti ištisinis, bet jis toks fizinis krūvis 50% nuo MTS. Mitochondrijos vieni, riebalai balti kiti, pasivaikščiojimai spiri, riebalai iš kraujo. Iš kepenų vieną kitą pavyzdį pateikėm, nors čia galim susimaišyti, nes čia daug visokių tų poveikių priemonių. Dabar kokie fiziniai pratimai, bėgiojimai kokie vaikščiojimai, fiziniai pratimai apsaugo nuo sumažina mirtingumą. Čia įsidėjau vieną naujausią mokslinį straipsnį, čia atrodo praeitą savaitę, aš tik tai pasižiūrėjau tą mokslinį straipsnį. Rodo išvada, čia reikėtų šiek tiek detaliau pristatyti, rodo išvada, čia yra mirtingumo santykis nuo visų ligų, čia yra padidėjęs mirtingumas, o čia yra sumažėjęs. Labiausiai aerobiniai fiziniai pratimai, bėgimai labiausiai mažina mirtingumą nuo visų ligų pagal šitą. Labiausiai bėgimai. Kokie bėgimai? Apžvelgta milžiniška metaanalizė. Aš apibendrinu dabar. Fiziniai labiausiai, kurie 3 kartus į savaitę, nuo 2 iki 3 kartų, 3 kartus į savaitę, 3 kartus, per savaitę, toliau yra dozės apskaičiuojam, per savaitę yra apie 90 minučių vidurkis, tai peršasi išvada 3 kartus po 30 minučių, 3 kartus po 30 minučių ir vidutinio intensyvumo. Jeigu į savaitę yra jau apie 400 minučių, va čia yra tipinis, va čia priklauso, tai mirtingumas nuo visų ligų net 2 padidėjo. Jeigu į savaitę yra 400 minučių bėgimų, reikėtų 5 dienas bėgioti po 80 minučių, tai yra daug, ne? 5 dienas po 80 minučių. Ir tai jie skaitomi tokie, jau intensyvus bėgikai, intensyvus, čia yra per daug. Sveikiausias yra 3 kartus po 30, ta rodo metaanalizė iš daugybos tyrimų, 3 kartus po 30 minučių. Sveikiausias, vidutinio intensyvumo. Sarkopenija, kaip fiziniai pratimai. Kai sumažėja, mes nejudame dėl senatvės, sumažėja raumenų masė ir raumens funkcija sumažėja. Milžiniškos problemos su amžiumi dėl sarkopenijos. Milžiniškos problemos. Įdėjau čia man labiausiai patinkančią tokių vaizdžiausią priemonę, nes žinom, kad čia reikėtų atskirai valandą šnekėti apie sarkopeniją. Jeigu 10% raumenų masė sumažėja, pilna, kaip tai nustatyti, 10% raumenų masė sumažėja, tai kas čia reikia? Imuninė sistema pasilgsta, imuninė sistema. Jeigu 20% sumažėja, žiūrėkit, kas? Rizika, žaizdų gydymas sumažėja. Jeigu 30% sumažėja, žiūrėkit, kas pasireiškia, jeigu 40%, matot, kokių yra požemio blogų. Aš nepristatysiu visų kitų. 16 metų dabar vėl metaanalizės. 3 minutės greito ėjimo ir 3 minutės lėto ėjimo, taip kartojant fizinį krūvį, labai gerai treniruojama širdies kraujagyslių sistema. Bendras dienos krūvis 60 minučių. Toks krūvis yra labai gera prevencinė priemonė prieš diabetą ir širdies sistemos ligas. Neparašiau, kad geresnė negu kad būtų ištisinis 60 minučių. Tai yra, kaip kartuoju. Ką aš pasakojau? Meta analizė išvada. Intervalinis ėjimas dar kartą skandinavų mokslininkų geriau degina riebalus, nei ištisinis ėjimas. Įdomu, kad po fizinio aktyvumo labiau suintensyvėja riebalų vartojimas kaip energijos šaltinis. Intervalinis. Šiaurietiškas ėjimas
labai gerai stiprina širdies sveikatą ir sveikiem ir žmonėms sergantiem depresiją, Parkinsono ir kitomis ligomis. 16 metų meta-analizė. Nedėjau ankstesnis. Šiaurietiškas ėjimas. Tiesiog pristatau tą, ką radau šituose naujuose meta-analizės. Šiek tiek apie jėgos pratimus. Jėgos, galingumo fizinį pratimą. Kaulam, raumenim, raiščiam, sąnariam, kai yra dozės jėgos pratimų užtrunka apie 40-45 minutės, be abejo degina ir riebalus, ir matyt, buvo net viena meta-analizė iš kepenų pašalina blogą riebalą. Jėgos pratimai, kodėl yra labai reikalingi, kadangi jie mobilizuoja dalį raumenų skaidulų, kurios beveik niekad nedirba, bėgiok kiek nori, greitos raumenų skaidulos taip ir neįsijungs. O jeigu raumenų skaidulos neįsijungia, jis nėra fiziškai aktyvios, prisimenat, ką sako, jeigu nėra aktyvumas. Juose yra neaktyvinami genai ir prasideda net iš tų ląstelių sisteminiai uždegimai ir mitochondrijų skaičius sumažėja ir stresas oksidacinis kyla tose ląstelėse, kurios nedirba. Jeigu aš lėtai bėgu, tai dirba tik lėtos skaidulos. Jeigu aš keliu 30% svorio, dirba lėtos skaidulos. Jeigu keliu 50% svorio, dirba tarpinis. Jeigu didesnis svorio kaip 65%, dirba greitosios skaidulos. Žiūrėkit, noriu paprastai pasakyti. Norint greitųjų skaiduluose pagerinti, suaktyvinti genus, kurie nėra aktyvus, ar tu jaunas, ar tu senas, tau reikia dirbti svoriais nemažesniais kaip 70-75% svoriais. O seniai visi galvoja, kad senyvo amžiaus žmonėm užtenka maždaug tokio pratimo kaip 30-40%. Neužtenka, štai kodėl aš rodau. Pilna įrodymų, kad reikia dirbti intensyviau. O buvom nepripratę dirbti intensyviai, reikia kelt svorius, 75% svorius, nes kitaip raumenų skaidulų neįjungsi. Jeigu jų neįjungsi, juose ir prasideda visi blogi dalykai. Oksidacinis stresas, sisteminis uždegimas, CRP baltymo, kuris rodo sisteminio uždegimo kiekis padidėja. Ta patį šnekėjome apie aerobiką, tą patį dabar primenu ir jėgos pratimus. Jėgos pratimam reikia svorio, Kiek norit, tuščiai kelnuokime rankas, čia kita funkcija, reikia svorio, pasipriešinimo. Jeigu nuo stalo sugebi atsispausti 30 kartų nuo šito stalo, tai toks jėgos pratimas nieko tikrai netinka, ką aš dabar čia šneku. Jeigu nuo stalo sugebi atsispausti tik 10 kartų, o 11 kartą jėgos nebeturi, tai yra tipinis pratimas. 10 kartų. Ar supratot? 10 kartų. O tokie fiziniai pratimai, tokie tuščiai pasiėmus hantelį, dažnai pribėga žmonės ir klausia, aš namuose turiu hantelius. Nu ir kas? Turėk tus hantelius kiek nori, gali susiaktyvinti tas lėtas tarpinės, bet tik jokių būdų negreitasias skaidulas. Norint, kad atitolinti savo kopeniją, norint atitolinti savo senėjimo procesus, jėgos pratimai prašo svorio, aerobiniai pratimai, jau minėjau, prašo kitų. Tempimo pratimai, neturim laiko pašnekėti, dar kitką prašytų. Judesio valdymo pratimai, dar kitką turėtų paprašyti. Žiūrėkit, 17 metų įdėjau meta-analizę. 12 savaičių, apibendrina daug tyrimų. Hitas. Tas mano minėtas hitas intensyvus, 3 kartus po 30 sekundžių maksimaliai, suprantate? Hitas. Labai gerai ištreniravo senyvo amžiaus žmonių greitųjų skaidulų, kad tik ir dar bandžiau šnekėti, aerobinės savybės. Ir ypač padidino juose mitochondrijų skaičių ir kokybę. Ir kokybę mitochondrijų. Tai yra kova prieš uždegiminį, prieš sisteminį uždegimą. O nuo jo prasideda pilna mūsų ligų. Po treniruočių senyvo amžiaus žmonėms raumenų skaidulų mitochondrijų skaičius greituose skaiduluose buvo kaip jaunų. 20 metų galėjo atnaujinti raumenis pagal mitochondrijų skaičių. Bet vienintelė sąlyga intensyvus, čia buvo maksimalaus intensyvumo krūvis. Dar kad pakartoju, kad suprastumėt,
Be abejo, reikia neskubėti, reikia žiūrėti, ar širdis sveika, ar tie krūviai laipsniškai, aš ne apie tai. Aš dabar pasakoju, kad aš neka mokslas. Tai pasakoju, kad reikia ir intensyvių krūvių, ir kodėl, sakiau, kad skaidulos nedirba. Jeigu nedirba, bus problemų su uždegiminiais procesais, su oksidaciniais stresais ir pilna imuninės sistemos pasyvumu ir be abejo kitais. Japonų strategiją praleidžiu, jau pristačiau. Japonų strategija. Aerobiniai fiziniai pratimai stimuliuoja mitochondrijus. Aerobiniai. Kokie? Kartotiniai labiausiai. Intervaliniai. Prisimenat? Intervaliniai. Praleidžiau. Aerobiniai fiziniai pratimai stimuliuoja adipokinų. Jau ne vien miokinų, bet adipokinai, kurie išsiskiria iš balto riebalo audinio, iš riebalinio audinio. Jeigu riebalinio audinio nebūtų, žmogui būtų problemų. Nes riebalinis audinys, kaip ir raumeninis audinys, turi daug gero. Raumeninis audinys, kai mes judam, išskiria miokinus, pasakoju daug, o riebalinis audinys, kai mes judam, žiūrėkit, ne vien nei kai jis dega, bet jis pats išskiria hormonus, kurie turi pavadinimą adipokinais. Jie labai svarbus mūsų organizmo sveikatai. Jie labai svarbus. Riebalinis audinys, jeigu jo nebūtų, būtų žiauriai blogai. Žiauriai, jis yra svarbus. Nereikia galvoti, kad kuo jo mažiau, tuo sveikatai bus geriau. Na ir naujausi moksliniai tyrimai rodo, kad riebalinis audinys, jeigu mes atliekam fizinius pratimus, išskiria antiuždegiminės medžiagas. Riebalinis audinys. Adipokinos, kurie turi antiuždegiminį poveikį. Riebalinis audinys, kai judam. Riebalinis audinys. Baltasis riebalas tampa sveiku, jeigu mes judam. Nėra tikslas sumažinti antsvorį. Tikslas yra ištreniruoti organizmo sveikatą. Daugiau mitochondrijų, daugiau kapiliarų, daugiau stipresnė imuninė sistema, riebalai, kad daugiau išskirtų adipokinų, jie krenta ar nekrenta, nėra tikslas. Tikslas yra, kad jie būtų sveiki. Aš suprantu, tikslas yra sveiki. Niekas gamtoje nesutvėrė tokio tikslo, kad riebalinį audinį reikia sumažinti kaip tikslą. Ne. Reikia riebalinį audinį, jeigu jis yra sveikas, jeigu jis išskiria tuos adipokinus, viskas reikia. Viskas gerai. Ir jį galima ištreniruoti. Riebalinis audinys treniruojamas kaip raumeninis audinys. Ta norėjau pasakyti. Tai yra labai įdomu, bet čia yra kitos kalbos, kita tema. Na ir labiausiai aš šiek tiek šokau vėl prie smegenų. Labiausiai mėgstu, kad fiziniai pratimai atliekami įvairūs žaidimai. Žaidimai tai yra pats geriausias smegenų vaistas. Čia ne mano rodymas, geriausias smegenų vaistas, vėl per BDNF mano minėtus. Šiek tiek vėl šoko atgal. Fiziniai pratimai įvairovė, gamtoje atliekami, galų galia žaidimai. Žaidimai, patrauklus žaidimai, kur yra su atpildu, tai yra smegenų maistas. Čia 7 metais, kur puikiausiai parodė. Jeigu mes atliekam, kai rodo Šulcas, aš taip čia bėgioju nuo vienos temos prie kitos, o čia žiauriai kitas labai stiprus mokslinis straipsnis, rodantis fizinių pratimų atlikimo arba atpildo logikos. Jeigu mes atlikinėjom fizinius pratimus, o čia yra dopamino kiekis, džiaugsmo hormono kiekis, o čia yra mūsų gebėjimas, kaip mes prognozavom atpildą. Kuo mes labiau nepataikėm su prognozė, kuo mes daugiau gavom negu planavom, tuo daugiau galvos smegenys išskiria, galvos smegenyse daugiau dopamino. Taigi visi fiziniai pratimai ir visos veiklos, kurių metu jūs tikėjotės tiek, o gavot daugiau, yra mūsų sveikatai žymiai geriau. Jeigu jūs tikėjotės tiek ir gavot tiek, tai smegenų sveikata yra mažiau. Jeigu tikėjotės tiek ir gavot tiek, žymiai geriau. Jeigu iš manęs tikėjotės tiek, padarėt milžinišką klaidą, nes gausite realiai tiek. Kas tikėjotės tiek, šaunuoliai, galbūt va tiek ir gausite. Ar suprantat? Tai yra bjaurus dalykas per daug tikėtis ir visą laiką tai yra smegenim yra didžiausias priešas. O čia yra fiziniai pratimai, jeigu
vis laiką žaidimas. Matot, kaip žaidžia gyvūnėliai iš karto? Žaidžia. Vis laiką nustemba, netikėtai gauna kažką daugiau. Visas žaidimas yra grįstas tuo, kad netikėtai gauna kažką daugiau. Vaikai taip pat žaidžia. Jeigu iš anksto mes žinotumėm, kokį gausi už tą veiklą dovaną, tai labai greitai tos dovanos atsibostų. Reikia kaitalioti. Štai kodėl įvairovė, kaitaliojimai, nenuspėjimai, spontaniškumai, judėjimo spontaniškumai yra pagrindinis mūsų smegenų stimuliatorius. Fizinis aktyvumas organizuotas, žinai, ką pirmadienį, ką antradienį, ką trečiadienį, ką penktadienį ir žinai, ką būtinai turi pasiekti, viskas. Tai yra blogas fizinis aktyvumas. Gamtoje sutvertas spontaniškas fizinis aktyvumas. Spontaniškas. Netikėtas. Su netikėto atpildo fizinis aktyvumas. Nu ir ką rodo metaanalizės? Aerobiniai fiziniai aktyvumai. Senyvo amžiaus žmonėms, žiūrėkit, su amžiumi. Senstant, tiek baltoji medžiaga atrofuojasi, tiek pilkoji, tiek baltoji galvos smegenų medžiaga. Atliekant aerobinius fizinius pratimus, tos vietos, čia galva pavaizduota, įvyksta smegenų neuronų atsinaujinimas. Dar kartą patį rodau, kaip fiziniai pratimai, jeigu senstant smegenis atrofuojasi, Alzheimeris, demencija, Parkinsonas pasireiškia, depresijas. O žiūrėkit, jeigu pradedam judėti, čia rodo metaanalizės, ką duoda naudos. Aerobiniai pratimai, Nature 8 metais, tai buvo pirmas toks apžvalginis galingas straipsnis. Aerobiniai pratimai, žiūrėkit, stimuliuoja ne tik širdį, bet ir taip pat įtakoja smegenis bei kognityvinės funkcijas. Nuo tų metų pasipylė pilna dabartiniu metu tyrimų, daug tyrimų įvairiose šalyse, tūkstančiai, ir jau daug pažangių šalių yra įsivedę fizinio aktyvumo pamokėlių žymiai daugiau negu 3 pamokas per savaitę. Anglijoje privačios mokyklos jau per dieną 2 pamokas po 15-20 minučių fizinio aktyvumo per dieną. Žinau, pietų korėjiečiai jau turi 3 per dieną pamokėlės po 15 minučių suaktyvinančios smegenų funkciją. Tik tai ne 3 kartus po 45 minutės. Tai yra arba 2 kartus. Tai yra nepakankamas fizinis aktyvumas. Aerobiniai pratimai tai yra vieni iš geriausių vaistų prieš nutukimą. Tai yra vienareikšmiškai ir ypač kaitaliojant ištisinius su intervaliniais. Ypatingai intervaliniai nukrapšto riebalus iš blogos padėtos vietos, o ištisiniai labiausiai degina baltuosius riebalus ir treniruoja baltuosius riebalus. Nu, šitą minėjau, kai buvo atvykęs prieš naujus metus, kaip reikia mažinti antsvorį geriausiai per pusmetį nedaugiau kaip 10%, tą rodo geriausias pasaulyje mokslinis žurnalas medicinis New England Journal of Medicine. Ir geriausiai mažinti antsvorį judant ir apribojant kalorijas. Nes kai apribosim kalorijas ir judėsim, pagerės maksimalus deguonies suvartojimas. O jeigu vien tik tai dėl dietos, numažinsim antsvorį, bet maksimalus deguonies suvartojimas nepagerės. Aš jau tiek pasakojau, kaip yra svarbu ta aerobinis pajėgumas, visą tą terpę, visos tos mitochondrijos, visi tie antiuždegiminiai, kuris atsiliepia ir galvos smegenom, ir milijardam kitų ląstelių. Tai yra labai svarbu. Tai reikia mokėti ir mažinti ir antsvorį. Vien kalorijom sumažinti, antsvorį numetimas nebus tas sveikas, apie kurį mes čia šnekam. Tas sveikas nebus. Ir atvareisiu, čia rodžiau metaanalizės. Įvairių formų fizinis aktyvumas aktyvina riebalų deginimą, gerina kognityvinės funkcijas, insulino jautrumą, didina didelio tankio cholesterolį, mažina riebalus vidaus organuose, be to stimuliuoja daugybę miokinų sintezę raumenyse. 15 metų, kadangi čia toks labai jau galinga metaanalizė, tai dar kartą pakartoti. 15 metų. Super. Net ir mažas fizinis aktyvumas, prisimenat, pradėjau šios dienos
kalba, net ir mažas fizinis aktyvumas yra labai naudingas žmogaus sveikatai. Meta-analizė išnagrinėjo net ir kelių minučių, kelių dešimčių per dieną minučių fizinis aktyvumas. Labai yra naudingas. Na, čia 15. Praleisim savijautą 87 tyrimų sisteminę analizę. Kadangi labai geri ir paėmė 13 metų. Parodė, aerobiniai pratimai labai gerai sumažina net ir be dietos reguliavimo riebalus vidaus organuose, padėtus vidaus organus. Ir per 12 savaičių pirmieji efektai. Ta rodo meta-analizė. Nu, suprantant, 87 tyrimus išnagrinėjo. Net ir be dietos. Viena aerobiniai fiziniai pratimai. Su dieta dar geriau būtų. Visi suprantat, dar geriau būtų. Reguliuojant dietą. Bet čia yra ir be dietos. Visokio. Išsami meta-analizė ištyrus 3 milijonus tyriamųjų parodė, kad fizinis aktyvumas labai gera prevencinė priemonė. Žiūrėkit, prieš širdies kraujagyslių sistemos ligas. Diabetą rizika sumažėja 15–30%. Nieko, žiūrėkit, daug nepaėmė. Kai per savaitę 150 minučių paėmė tokį indikatorių. Apžvelgiau, žiūrėkit, virš visą Lietuvą ir dar daugiau gyventojų. 44 eksperimentai rodo, kad aerobiniai vienkartiniai krūviai, net vienkartiniai krūviai ir vaikams, ir suaugusiems pagerina vykdomąją funkciją. Prisimenat, vykdomąją funkciją. Net vienkartiniai. Kiekvienas protingas studentas žino, kad pasivaikščiojimas per tempų apie 30–20 minučių labai gerai bus mokytis. Super bus gerai mokytis. O po pasivaikščiojimo, super geras stimulas. Dar po pasivaikščiojimo kavos, stiprios, super, labai gerai lys į galvą. Ir po mokymosi pasivaikščiojimas super lys į galvą. Ir po mokymosi. 18 tyrimų rodo, iš jų padaryta viena bendra išvada, kad fizinis aktyvumas mažina tikimybę susirgti krūties vėžiu. Ir be abejo gerina nuotaiką ir darbingumą žmonių sergančių šią ligą. Patys geriausi vaistai nuo demencijos, optimalus fizinis aktyvumas ir pilnavertis miegas. Išvada kitos meta-analizės. Miego kokybė svarbiau negu miego kiekis. Miego metu iš galvos smegenų išteka beta-amiloidai. Kai jie kaupiasi, pasireiškia Alzheimeris, demencija. Miego metu. Tokia nauja hipotezė, jie tyrinėja skystis, lengviau yra skystis, kur ištekina blogą medžiagą beta-amiloidus. Miego metu. Štai kodėl reikalingas tas pilnavertis miegas, kad leidžia ištekėti per dieną susikaupusiam galvos smegenyse medžiagom. Optimalus fizinis aktyvumas sumažina, čia įdėjau, kadangi aiškus procentus rodo, apie 7% mirtingumą nuo visų ligų. Jei kartu su fiziniu aktyvumu sumažėja ir nutukimas, žiūrėkit, dar didesnis efektas gaunasi, apie 16–30%. Fizinis aktyvumas mažina organizmo sisteminį uždegimą. CRP baltymą sumažina. Žinot, CRP baltymą sumažina. Rodantis sisteminį uždegimą. CRP. Šitam rodo. Mažina organizmo sisteminį uždegimą. Vėl žiūrėkit, kiti mokslininkai 16 metais apžvelgė Besaltino ir Bufo tyrimo, kad fizinis aktyvumas labai gera prevencinė priemonė prieš 25 apžvelgė lėtines ligas. Nu vėl tą patį, žiūrėkit, kadangi indikatoriai paėmė 150 minučių per savaitę. Ir rizika sumažėjo 20–30%. Taip apžvelgia. Ir jie pastebėjo, rašo išvadų, tos normos turi būti individualizuojamos. Visi suprantam. Individualizuojamos. Čia labiau aš pristatau bendras dėsningumus. Konkretus atvejai turi būti racionalizuojami, individualizuojami, atkreipiant dėmesį į žmogaus įvairias savybės, jo sveikatos stovi. Labai svarbu, kad būtų mažas fizinis pasyvumas per visą dieną. Turbūt jau ne kartą esat pajutę. Pilna jau tyrimų rodo, kad ne vien fizinis aktyvumas yra sveikatos determinantas, bet ir fizinio pasyvumo kiekis, kaip nepriklausomas indikatorius.
yra toks viena galinga metaanalizė parodyta. Jeigu tu per dieną judi 60 minučių vidutinių tempų ir dar iš jų 10-20 minučių intensyvių tempų, tai yra super gera dozė mūsų organizmui. Bet jeigu tu per dieną po vakarį prie televizoriaus praguli, neprasėdi, tai labai svarbu, praguli, vidutiniškai po 4-5 valandas, nuo 8 valandą vakaro iki nakties 1, o tokių yra žmonių pasaulyje nemažai, tikiuosi ir Lietuvoje, tai tas sveikas judėjimas naudos jokios nepriduoda. Tu patenki į tą žmonių grupė, kurie nejuda ir visą tą patį riziką turi. Sportuok aktyviai kiek nori, bet jeigu turi iš eilės ilgai esi pragulėjęs, aš suprantu, pragulėjęs, tai yra blogai. Nu, gali mąstyti taip, pasportavau, padirbau dieną labai daug, viskas, vakare turi teisę pailsėti pavalgius, ne? Nu, pasirodo, kad ne. Ir ilsėtis reikia mokėti, atsisėdus yra žymiai svarbiau ir retkarčiais, kas 20-30 minučių reikia nueiti į virtuvę, pačiam atsinešti valgyti. Irgi žymiai naudinga pačiam atsinešti, to ne kad paprašyti, kas nors atneštų. Pačiam, tai pačių kariuomenės, kai sudirba, žiauriai svarbu, žiauriai svarbu. Aš šneku dėl to, čia turbūt vyram labiausiai sakau, nes vėl naujausi moksliniai tyrimai visiškai praeitą savaitę skaičiau. Galinga metaanalizė atlikta pasaulyje. Nu, tokia išvada, kad moteris per dieną dirba 2-3 valandom ilgiau negu vyrai. Kaip norim taip? 2-3 valandom. Nu ir viską, ką dabar pasakojau, tas viskas yra priklauso. 2-3 valandom ilgiau. Bet jos gyvena ilgiau. Gyvena. Taip. Fizinis aktyvumas apie 3-6 mėnesius normalizuoja, sumažina sistolinį ir diastolinį kraujospūdį apie 5, kad suprastume, kad čia ne 10 mėnesių. Ką rodo metaanalizės? Apie 5. Tačiau po 12 mėnesių vėl grįžta į pradinę būseną, jeigu nebejudi. Jeigu nebejudi. Aerobiniai pratimai plus jėgos pratimai labai gera prevencinė priemonė prieš kraujospūdžio mažinimą ir prieš hipertenziją. Atkreipkite dėmesį ir jėgos pratimai taikomi su aerobiniais fiziniais pratimais. Jėgos ir aerobiniai. Kodėl sakau atkreipkite dėmesį, nes jėgos pratimams šitą nauda nebuvo priskirta. Prisimenat visi, nebuvo priskirta. 6-12 mėnesių taikomas dar kartą rodo kitas pagerino žmonėms su antsvoriu maksimalų deguonies suvartojimą, sumažina kraujospūdį, sumažina kūno masės indeksą, tačiau nepakeičia kraujo lipidų ir insulino jautrumą. Ir tokių metaanalizių. Matot, kaip čia persipina. Ir tokių. Bet didžiausia nauda yra NDS, maksimalus deguonies suvartojimas. 6 mėnesius, čia specialiai įdėjau taikant aerobinius fizinius pratimus. 6 mėnesius taikant aerobinius fizinius pratimus padidėjo apie 5% HDL, kurio turi būti daugiau, vyram atrodo 1,3, moteriam daugiau kaip 1,1. Galima padidinti. Vien čia buvo pagrindinis indikatorius metaanalizė judėjimas. Suprantat, ne maistas, ne kitokius, bet vien fizinis aktyvumas. Tie, kurie judėjo, 5% padidino HDL. LDL šitam nebuvo atkreipta dėmesį. Tai, kad psichologinė būsena pagerėjo vienareikšmiškai, sisteminė 12 straipsnių analizė parodė, kad joga ir meditacija nesumažina kūno masės indeksą, bet pagerina nuotaiką ir pagerina savęs valdymas, sumažina impulsyvų norą daug valgyti. Joga ir meditacija. Nu, turbūt puikiai žinote, ne? Joga ir meditacija. Antsvorio nutukimo mažinimo determinantai. Aktyvumas, taip, angliavandenio riebalų mažinimas, nuolatinis svorio monitoringas. Aš tą buvau šnekėjęs jau prieš naujus metus. Ilgaamžiškumo determinantai. Įdėjau vieną kitą tokį bendrą, apibendrinančią pabaigą, 16 metų metaanalizę. Ilgaamžiškumo. Kalorijų apribojimas, fizinis aktyvumas, gyvenimo džiaugsmas, vitaminai, D vitaminai, viduržemio jūros dieta,
genetika, niekur nedingsim, miegas ir seksualinis aktyvumas. Meta-analizė rodo, visas kompleksas ilgaamžiškumui. 40 tyrimų analizė rodo, kad per ilgas miegas, kaip ir per trumpas, ypač moterim, trumpina gyvenimo trukmę. Pavyzdžiui, jei moteris miega tik 4 valandas, tada mirtingumas nuo visų ligų padidėja apie 7%, o vyram tik apie 1,5%. Jei 10 valandų miega vyrai ir moteris, tada mirtingumas padidėja apie 38%. Žiauriai svarbus. Kodėl aš neku, nes fizinis aktyvumas ir miegas ir maistas, mityba buvo pastoviai minami čia. Trumpalaikis psichologinis stresas ir tas stresas, kuris sukelia fizinis aktyvumas, kas domitės stresais, kortizolis, streso hormonas. Psichologinis stresas, ir tas stresas, kuris sukelia fizinis aktyvumas, pavyzdžiui, iki 60 minučių fizinis krūvis, pakankamai didelis, sukelia stresą. Yra sveikas stresas, nes labai gerai treniruoja imuninę sistemą. Ilgalaikis stresas sukelia ilgalaikį sisteminio organizmo uždegimą. Todėl tai kenkia organizmo sveikatai. Vėl mano minėtas dabaras. Anksčiau vartėjo apidimas. Dabaras. Ir užbaigsiu šiandien Kalifornijos mokslininkų tyrimais, kurie ištyrė, atrodo, 1000 Kalifornijos universiteto absolventų. Jos pradėjo tirti nuo 56 metų, susirinko 1000 absolventų. 1000. Viena grupė absolventų buvo kontrolinė grupė 500, o kita grupė 500 buvo paprašyti, kad bėgiotų 3 kartus per savaitę po 30-60 minučių ir bėgiotų 21 metus. Sutiko ir padarė 21 metus. Pajungė geriausius universitetus, klinikas, laboratorijas, pamatavo daugybę sveikatos indikatorių, ypatingai atkreipė dėmesį senėjimo slenkstį, kada pasireiškia, pagal lygas, pagal įvairias lygas. Išvada buvo tokia, dabar pilna mokslinių straipsnių apie tai, rekordiškai pasaulyje geriausia prevencinė priemonė atitolinanti senatvę yra aerobinis bėgimas. Be abejo, pilna visokių kitokių mes rastume, patys suprantat, bet kadangi eksperimentas galingas, rekordiškai, nes atitolino senatvės slenkstį 16,6 metais. Aerobinis bėgimas. Tai rodo 21 metų tyrimas. Čia rezultatai pristatyti, kurių aš toliau nepristatysiu. Taip, tai aš užtrukau jau 90 minučių, kaip ir buvo planavęs, o mano atvykimo pagrindinis tikslas buvo papasakoti, kad fiziniai pratimai, kokie jie bebūtų, pirma išvada, jie daugybę naudų daro mūsų organizmui. Tačiau antra išvada buvo, kad fiziniai pratimai ne kokie jie bebūtų, bet juos reikia žinoti kokie. Aerobiniai pratimai vieno intensyvumo, vienos trukmės, trečios trukmės, duoda selektyvės naudas, bandžiau parodyti, bet dėl laiko stokos visų neišdėsčiau. Jėgos pratimai ir galingumo ir greitumo turėtų būti kitos naudos. Tai derinant su grūdinimais, su įvairiems kitais kalorijų apribojimais, dar duotų milžiniškų naudų mūsų organizmo sveikatos stiprinimui. Taip kaip olimpiečio rengimui mokslininkai užtrunka rengiant planus savaičių savaitį. Taip norint ir suplanuoti fizinius krūvius, neužtenka vienu upu pasakyti, judėk. Reikia papasakoti, kaip judėk, kaip laipsniškai įvest, kokius duoti pratimus jėgos, kokius duoti ištvermės, intervalinius, neintervalinius, kada duoti tempimo pratimus, kiek kartų savaitę, kaip reikia juos varijuoti, kai jie neatsibostų, reikia sekti kokius indikatorius, sveikatos indikatorius, reikia individualizuoti žmonėm. Tai yra pakankamai rimtas dalykas, kuris pasaulyje vadinasi ir medicinui labai yra svarbu exercise prescription.
fizinio pratimo prirašymas. Aš šitą pradėjau domėtis, mane labiausiai sudomina Beno Saltino, kadangi aš jį asmeniškai pažinojau, jis yra mūsų universitetas, yra garbės daktaras. Pradėjau domėtis ir mano pagrindinis tikslas buvo, kiek galim labiau perimti tas pagrindinės idėjas, kad pasaulis domėsi su fiziniu pratimu, dozių prirašymu įvairiom lygom. Tai tą toliau ir gilinu ir dabar norėčiau, kad kuo daugiau, be abejo, ne tik tai fizinio aktyvumo, sporto specialistų, bet ir medikų. Bandau skaityti paskaitas ir šeimos gydytojams, kurie kuo daugiau pradėtų atkreiptų dėmesį į fizinius pratimus rimčiau, kaip į gydomą. Viena iš priemonių. Nes juk medicinos yra tikslas padėti žmogui visais patikimais geriausiais būdais. Jeigu yra būdų, ko nepadėti. Vaistai ne visais atvejais yra patys geriausi būdai. Yra ir kitokių būdų. Matėte dar visokių psichologinių priemonių, yra ir mitybos reguliavimo, ir fizinio pratimo, socialinio aktyvumo. Pas mus tos mados nebuvo. Pas mus yra didesnė mada, yra dar klasikinės vakarų medicinos mada. Patys puikiai žinot. Mada. Bet ta mada po trupučiuką ateis ir fizinio pratimo mokslas kuo daugiau duos, net nebejoju, didesnės naudas, ne tik tai olimpinius medalius susikabint, ne tik tai, kad vaikai geriau jaustųsi, bet ir kad geriau mokytųsi ir kad mes galėtumėm ilgiau ir kokybiškai gyventi, kad tos lygos senėjimas pasireikštų vėliau. Ir galų gale pinigus nešvaistytumėm tuščiai, kad tos 3000 eurų galėtumėm sutaupyti švietimui, mokslui, gerbūviui, kitom veiklom, o ne vien tik tai tam, kad gydom, o kad galėjom elgtis kitaip. Tai ačiū už dėmesį. Jeigu turit klausimų, galim 10 minučių dar padiskutuoti, prašau. Klausimas būtų, sakykit, prašau, kas liečia sąnarius dėl judėjimo, jeigu sąnariai yra pažeisti, kokie turėtų būti pratimai? Taip, yra daug visokių priemonių. Nežinočiau, kaip konkrečiai reikėtų žinoti, kiek pažeistų, bet čia būtų tempimo pratimai labai svarbus, jėgos pratimai, joga, tai šitokie plastiški pratimai, apie tuos labiausiai šneka. Joga, tai čia tokie pratimai. Prašau. Profesoriu, jūs sudėtumėme mėginimus ir jų naudą, ar yra tyrimų padaryto, kurie sakytų, kad miokinai yra susintetinti, kaip tarkim vitaminai. Kaip 5 dešimtmečio buvo visi susintetinti, mes juos geriam, kad papildytume mitybą savo, kad kaip antioksidantai veiktų. Ar su miokinais taip įmanoma, kad jie bus susintetinti ir jį galėsim Manoma, be abejo, manoma. Be abejo, bet ne pilnai. Nes jeigu jūs sakėt, kaip endokrininės sistemos dalis yra raumenys, tai didžioji dalis hormonų jau yra susintetinta ir jos irgi geria kaip prevencija, tarkim, po skydliaukės operacijos, moteris geria hormonus, kuriuos išskiria skydliaukė. Tai jeigu tuo principu mėginai, ar susintetinta kažką atskaitęs apie tai, ar ne? Neprisintetinėsi visokių tokių subtilybių, kur sukuria gamta, kur mes grinai iš raumenų ir neprisintetinėsi jų visų veikimų sinerginio efekto. Va čia yra pagrindinis sudėtingumas. Negalėsi visiškai vien loginiu būdu, tu negalėsi prikurti, kaip jie visi sudėtingai veikia. Galų gale, kam reikia sintetinti, jeigu yra gatavas, kuris visiškai veikia natūraliai. Tai čia blogasis dalykas, bet be abejo. Prašau. Ar masažas jūsų nuomonė kažkiek kompensuoja judėjimą, tarkim, ar palaidojimas, ar šiaip palaikymas į tą? Medicinimo masažas, kažkokio paprimatį. Jau labai menkai. Labai menkai. Skaisti gali. Rimtais tai negali. Kokio tipo tas masažas dar turbūt? Skaidulas turi susitraukinėti. Ir pamatėt, kai kuriuo atveju net daug. Daug. Masažas, nebent tai, kad palaiduotų po to, kad susitraukinėtų. O turi susitraukinėti, turi judėti, turi judėti. Masažas puikiai priemonė yra
atstatančioji, stimuliuojanti dar kažką, bet ne apie tai, kas čia šnekėjo. Kokie būtent pratimai normalizuoja diastolinį? Aerobiniai geriausiai, tik aerobiniai. Tik aerobiniai. Ir tik vidutinio intensyvumo. Tik vidutinio. O tai jėgos pratimai, kur jūs sakėt, 70-75%, tai nelabai suprantu kūno. Tai jeigu aš sveriu daleisiu 70%. Nuo maksimalios jėgos. Ai, nuo savo maksimalios. Jo, jeigu jūs galit... Kaip čia skaičiuoti? Aš paskui tokį gudrybę bandžiau parodyti, kad nieks neskaičiuoja tais procentais, bet dabar visi skaičiuoja, tai yra kiek kartų galite įveikti. Tai yra 80% svoris yra tas, kurį jūs įveikėt nedaugiau kaip 10 kartų. Aš tą turėjau pasakyti. Tai tie pratimai, jeigu jūs atsispaudžiat nuo stalo 20 kartų, jau netinka. Bet jeigu atsispaudžiat 9, 10 ir 11 kartų jau nebegalit, tai yra tas svoris. Ar supratot? Jeigu jūs namuose paimat hantelį ir su to hanteliu galit visą valandą šokinėdama judėti, o tik reikėtų 8 kartus, tai yra 10 kartų, atsiprašau, tai svoris yra per menkas, ar supratot? Svoris per menkas. Svoris 10, tai yra tokį, kokį galim pakelti nedaugiau kaip 10 kartų. Žodžiu, kaip čia beveik savo maksimumą. Nu, 80%. Nu, taip. O jeigu daugiau nei 80% būtų žalojimas poveikis? Kaip? Jeigu daugiau nei 80%. Ne, reikia džiaugtis. Džiaugtis? Džiaugtis. Reikia džiaugtis. Reikia džiaugtis. Kalbėjote apie fizinį pasyvumą. Tarkim, žmogus sėdi nuo darbo, dirba 10 valandų per dieną, ar ne? Ir nauda fizinio aktyvumo akivaizdi, bet ar bus gausis tiek pakankamai tos naudos atsėdėjęs 10 valandų per dieną, per tą valandą, ar jis kompensuos tas neigiamas pasekmes? Ne, jeigu bus visiškai pasyviai, be jokio atsistojimo, be jokio raumens spontaniško įtempimo, jeigu vien taip, kaip mes suprantam, pasyviai sėdėti. Jeigu sėdės, tai pasyviai ir dirbsi su kompiuteriu. Tai nekompensuos, o tai visas yra. Nes jūsų kažkuris straipsnis buvo pasidalintas straipsnis, kad apie televizijos žiūrėjimą 3 valandas, ar ne, kad tenais nekompensuoja, bet lygiai tas pats ir darbo diena, ne? Tas pats. Bet yra, vien sėdėjimas nesigauna visiškai pasyvus. Realiai gaunasi, kad 10 valandų beveik nieks neišsėdi. Visi reikia nueiti 3 kartus ar 2 kartus į tualetą, išgeria kavos, atsistoja, popieriaus lapą paima. Tai va tokie irgi dar labai svarbus yra tokie popieriaus lapai, kompiuterį, įdedi kavos puodelį, atsisuki, pasilenki. Va tokie visi, dar tokie išgelbsti. Tokius mokslininkai labai atveju. Svarbu tas minimalus kažkoks. Svarbu yra kas valandą, nors 5 minutės atsistot ir pasivaikščiot. Nors tiek. Smulkmenos, bet iš tų smulkmenų mokslininkai tyrinėja, kad spontaniškai raumenį aktyvuoti. Raumuo, kai tik tai nebedirba ilgiau kaip valandą, tai yra blogis. Jam reikia atsist nors tiek, vat kaip aš dabar čia painu, nors tiek. Tai yra labai svarbu. Pažiūrėkit meditacijos metu, ten būna žmonės prasėdi po kelias valandas nepradėti, kaip tai žiūrėti. Nu, nieko čia tokio, bet po tos meditacijos jau pajuda gal. Bet vis tiek tas testinis pasyvumas, vis tiek jau gali išsitęsti. Nu, bet meditacijos metu, kiek aš žinau, tos tempimų pratimų, tos pozos labai efektyviai taikomos. Juk tai galima raumenį įtempti, nebūtinai sutraukti, irgi tai pati nauda meditacijai. Išsitiesi, poza kažkokia, nu tai, o ne taip. Juk meditacija žvakė, kai laikai, tai gali valandą išbūti didžiausias fizinis krūvis. Tai yra tempimai, viskas gerai čia, gerai. Fizinis aktyvumas gerina vidaus organus. Ar yra skirtumas, kuriuos raumenis aktyvinti? Nu, taip, čia tiek smulkiai, čia, man atrodo, dar mano žiniom taip mokslininkai nėra išdirba. Nu, be abejo, jeigu čia treniruosim pilvo, nugaros raumenis, tai puikiausiai žinom. Nugaros smegenis, tai analizuosim čia virškinimo, skrandį, dar kitaip, bet taip, kad gilintuosi per daug, aš to nesu matęs. Kad būtų būtinai organų funkcijos. Gerai, ačiū. Ačiū už dėmesį.